Kreipiuosi Jūs į Lietuvos verslo kolegijos bendruomenę, studentus, dėstytojus, darbuotojus ir visus tie, kurie gyvena, dirba čia mūsų kolegijoje. Metai bėga nepaprastai greitai. Rodos tik šventėm praeitus naujosius metus, šventėme Kalėdas ir jau sutinkame vėl naujus artėjančius 2021 metus. Šie metai buvo ypatingai sunkus. Nuo kovo 16 dienos, kada prasidėjo pandemija, tai buvo tikras iššūkis visai kolegijos bendruomeniai, kaip susidoroti su šitais sunkumais. Tačiau mes ištvėrėme ir su, sakyčiau, pozityvia energija sutinkame Kalėdas ir naujuosius metus. Sveikindama Jūs su artėjančiomis šventėmis, man norisi palinkėti Jums visiems neprarasti to pozityvumo. Iš tikrųjų labai daug apribojimų, kurie daro didžiulę įtaką mūsų nuotaikai, šventiniai nuotaikai, bendram šeimos susiejimui. Tačiau mes jau įpratome dirbti skaitmeninėmis technologijomis ir todėl tiek kūčių vakarą, tiek kalėdinius pietus, tiek naujųjų metų sutikimo šventę mes galime būti kartu skaitmeninių technologijų pagalba, ko man norisi ir palinkėti. Iš tikro, aš tikiu, kad ateinantis naujieji metai, jie atneš mums daugiau geresnio, gražesnio gyvenimo aspektų, momentų, negu kad mes turėjom šiais metais. Tačiau šitie sunkumai, kuriuos mes turėjome šiais metais, jie mus daug ko išmokė. Išmokė susitelkimo, išmokė dirbti naujomis technologijomis, išmokė geriau gerbti vienas kitą, įsiklausyti vienas kitą. Taigi, gerbimieji, su artėjančiomis Kalėdomis ir naujaisiais metais. Man norisi Jums palinkėti visų pirma sveikatos. Sveikata yra visų brangiausia. Ir iš tikrųjų tie, kurie net ir mūsų kolegijos bendruomenės nariai serga, aš noriu Jums palinkėti, kad Jūs pasveiktumėte, kuo galima greičiau. Situacija yra be galo sudėtinga, todėl tausokime vienas kitą, saugokime vienas kitą, kad iš tikrųjų mus lydėtų sveikata. Noriu palinkėti Jums meilės, vidinės nusiteikimo ir meilės savo artimajam. Iš tikrųjų tai yra labai svarbus momentas, kada yra bendras sutarimas, kada yra pagarba, kada yra meilė, tada visi sunkumai yra įveikiami kur kas lengviau, negu kad, tarkime, mes būtume negatyviai, priešiškai vieni prieš kitus nusiteikę. Taigi laimingų šventų Kalėdų ir naujųjų metų. Mėly Lietuvos verslo kolegijos bendruomenės nariai, dėstytojai, studentai, darbuotojai. Palydime senuosius metus. 2020 metai buvo pilni įvairių iššūkių. Pasaulyje, šalyje, kolegijoje, jūsų gyvenime. Šiais metais kolegijoje pasikeitė vadovybinė komanda, įvyko įvairūs pokyčiai organizaciniai valdymo struktūrai, Vilniaus padalinys persikėlė naujas patalpas, susiformavo keletą naujų katedrų, pradėjo dirbti nauji darbuotojai. Studijų procesas persikėlė į nuotolinį mokymąsi, dėstytojai jungėsi prie Google Meet sistemų, studentai kuo puikiausiai adaptavosi prie naujų mokymosi sąlygų, tai yra nuotolinio mokymosi. Atlikta daug darbų, pasiekti rezultatai, studijų kokybė vertinama reitinguose. Artėjant pačioms gražiausioms šių metų šventėms, noriu Jūs pasveikinti ir Jūsų šeimas su šventomis Kalėdomis ir naujaisiais metais. Tegu ši žvakė šiluma užlieja Jūsų namus kalėdinė dvasia. Būkite atrama vieni kitiems, išleiskite savo širdies angelus. Tegu jie atneša meilę, nuoširdų apsikabinimą, žodžius,
santarvė ir ramybė. Būkite sveiki, su šventomis Kalėdomis ir naujaisiais metais.